Mano dukra parašė man tokio dydžio talmudą, nes aš jos paklausiau, o kaip tu jautėsi savo jaunystėje ir ankstyvoj paauglystėje, šitoj temai, finansų temai. Tai kaip jinai man parašė savo grįžtamą ryšį, aš neturėjau kur akių dėti. Nes man buvo taip gėda, ką mes tam vaikui sukėlėm, padarėm, ko nežinojom, ko nemokėjom. Tikrai atsiprašiau. Tikrai aš parašė, Ta prasme, kiek galima, užaugini žmogų, duodi visą gyvenimą ir dar, blėt, sėdi kalta jaučiasi, žinai, dėl to. Aš žinok, aš nesijaučiu kalta, aš jai dėkojau tokio dydžio raidėm dėl to, kad aš turiu dar 2 vaikus ir jinai man pasakė, žiūrėk, su šitais daryk taip ir taip, o nedaryk to ir to. Tik gali pasakyti, ką jin parašė, bent jau kažkokį dalį. Mūsų dukra nuo 14 metų mokėsi Anglijoje mokykloje. Sunkiai vaikystė. Stop. Kiliu. Ir iki tam tikro amžiaus jinai buvo pilnai išlaikoma mūsų. Tada atsirado 2 maži vaikai ir tie finansai pasiskirstė šiek tiek kitaip. Ir tada aš Robertai sakau, mieloji, biudžetas traukėsi. Jinai nuo 17 metų pradėjo dirbti, bet pasirodo, jinai visą laiką gyveno baimėje, kaip jai reiks išgyventi. Todėl, kad mes kalbėjom apie tai, kad biudžetas traukėsi, tu kažką irgi spręsk arba prisidėk prie savo išlaidų ir viskas to pasibaigė. Nes mano fokusas į 2 vaikus, o jinai bijo paklausti, bijo pasakyti, nes kaip tėvai sureaguos. Tai iš tikrųjų jos ta tokia savisauga labai buvo sudrebėjusi ir iš tikrųjų pagalvok 17-18 dar besimokančiam vaikui mokyklai, nes jau buvo baigiamieji metai, našta kokia yra eiti dirbti Anglijai. Mokslai, darbas. Kodėl našta? Iš kur jūs ištraukėt tokių nesąmonių? Kaip tu įsivaizduoji nesąmonių? Dirbau nuo 16 metų, nei čia man našta buvo, nei čia ką. Aš dirbau nuo 19, bet aš gyvenau pas mamą. O aš irgi pas mamą, bet taip lemba. O jinai kur gyveno? O mes gyvenom name, kur naktį žiemą užšaldavo bakelis Šikane, atsiprašau. Nes dujų kaina buvo tokia kosminė, tu supranti. Arba trobeliai, arba kažkur, belė kur gyveni, tai kur yra ten adaptuojas prisitaikai? Aš pasakiau, ką jinai man parašė. Ačiū, gal mes jau galim pradėti. Jinai žinai, ko nori, kad jinai tuos antrus 2 vaikus, antrą, 3 vaikus augintų kaip kažkokius burbule, kažkokiam kiaušinių super duper saugumo. Ir kaip jie po to išgyvens? Natūraliam pasaulyje. Gerai, viskas. Ačiū. Labą dieną. Tai ką, susitinkam jau 3. kartą ir tikrai labai džiaugiamės, labai jums ačiū už visus komentarus. Robertai Aušros, ačiū už laišką mamai specialiai. Tai tai šiandien susitinkame vėl, tai gvildensime turbūt keletą temų, ne? Ir... jeigu nesusikalsim. Bet aš turiu taikos vėliavėlę, tai jeigu ką iš karto kelsiu, gerai. Ir norime priminti, kad mūsų podcastą tinklalaidę puošia Vita Džiuvel, indai, ąsočiai, vandenį. Su tauriais akmenim, dar žmonės paprastai vadina su kristalais. Šitą ąsotį aš turiu savo ofise. Tai man taip fainai, kad jis šalia mane stovi šiandien. O žiūrėk, čia tas pats kaip pas mane ofise. Ar ne? Ne, tokių kaip aš gaunu, niekas neturi. Nežino pagal akmenis, kad ne. Aš tai irgi sakyčiau, pas mane tokia gertuvė. Aš net klientus prisimenu pagal tai, kokius akmenis jie arba gertuvė, arba ąsotį įsigijo. Todėl, kad vis tiek atsitinka kažkokia tai, dar kažkoks tai papildomas, ar tai detalė, ar tai kažkoks sakinys, ar kažkoks tai po to įvykęs įvykis. Ir tikrai turiu vieną bairį, kur viena moteris sako, čia taip ir taip ir taip ir taip ir taip. Ir aš galvoju, kažkas ten buvo su kibinais. Ir jinai sako, aš jums atvešiu šiandien kibinų ir atvažiuoju įsigyti dar vieną komplektą. Ir galvoju, matai. Asta, pagal ką tu atsimeni klientus? Pagal balansus, pliusinius ar minusinius. Realiai, jeigu prie manęs gatvė prieina, ne gatvė, renginį, kažkokioj erdvėj, kur ne pirmą kartą lankausi, prieina žmogus, jūs tai žinot, raganos dvižvengia, dabar atsisėdusios į žandą. Ir aš neatsimenu. Bet sveikinės visada. Aš labai mandagiai visada sveikinuosi, visiems šypsausi, aš turiu atkalus techniką, kaip neišsiduoti, kad aš pusę žmonių nepažįstu, su kuriais gyvenime bendrauju. Galiu atsiminti žmonės, jeigu jie papasakoja savo verslą, primena ten, mes tenai kebabinė, tenai kažkur palei tą kelią, tada jau įvažiuoju kažkiek į tą filmą.
Bet prie tų verslų man niekada nestovi joks žmogus. Tiesiog mano kietajam diskė šitą informaciją vietos nelikė. Bet vis tiek pagal verslą, ką tu sakai, ne, biškai užsimena apie verslą ir jau tu kažką pridedi. Bet žinot, didžiausias feilas buvo tik, kai nuėjau į verslo klubo pusryčius vienus, kaip viešne, ir klubo to narys sako, labą dieną, tai su klientais reikia sveikintis. Ir aš galvoju, va čia jau lygis. Va čia jau lygis, nes tai pasirodo yra mano klientas, tai reiškia, aš esu padariusi sandorį, pardavimą ir jisai mane pažįsta, o man jisai nematytas. Na, be abejo, čia žinot, skaitmeninis amžius, nieks dabar nevaikšto į ofisus ir taip toliau, bet buvo tokia įdomi akimirka, aišku, aš po to jau pagal įmonės pavadinimą pradėjau sekti, į kurią čia pusę galėtų būti. Bet čia labai fainai, žinai, apie tave dar pasako, kad kokią šaunę komandą tu esi užauginus. Ir linkstu prie to. Kad visą laiką su šitu buvai susitikus 3 kartus žmogumi su jumis, taigi kiek eina, tai visą laiką. Labai man panašu iš tikrųjų tą tokią karalienę, žinai, vat kaip stovi karaliaus pora ir šalia stovi asistentas, verčia nuotraukas, sako vardą pavardę ir tada... Tai kur nuotraukos, kodėl jūs be nuotraukų ateina? Albumas turi kur tobulėti. Taip. Nu tai bet puiku, tu galėsi tobulėti. Dabar einam su albumu. Čia, žinai, yra filmas Velnias dėvi Prada. Žinai, matė tą filmą? Taip, labai geras. Taip, šalia josgi asistentė stovi ir... Taip, tai va. Ir sako, čia dabar ateis prie jūsų ministras pirmininkas Bronius Broniauskas. Taip, va, ir sveiki, Broniu Branauskai, malonu jūs sutikti šiame renginyje. Tai ir tavęs laukia šitą dalę, taip, ruoškis. Tai jūs albumą pradėkit klijuoti. Tai gerai. Tai yra niekas. Tai mes taip ir padarysim. Gerai. Tai Asta, mes girdėjom, kad šį mėnesį tu labai daug ką nuveiki. Arba palauk, kaip čia geriau būtų? Nutiko labai daug gyvenimo. Va. Jo, mėnesis tai buvo toksai įspūdingas ir kadangi mes buvom jau nusprendusios iš senokai, ne, kad šiandien kalbėsime apie motinystės ir karjeros derinimą, tai vienas įvykis stipriai man užsiakcentavo, nes kai susitarėm temą, pradedu, žinai, tik lokatoriais, jo, sekti tos, žinai, simptomus šitos temos, jo, daryti analizę, tai tikrai labai daug atliepimo turėjo mano socialiniuose tinkluose tos istorijos įgarsinimas, kai mano vaikas susirgo, nuėjome į polikliniką. Ir aš ten pasakoju, ir mes tą darėm, ir aną darėm, ir žodžiu, ir kvepavom, ir tenai meksikavom, ir kompresai, ir visa kita. Ir šeimos gydytoja, supranti, nelabai klauso, atvirai sakant, nutraukinė, pas ją su empatija visai ne kažką, žinai, ir su tuo, medicininiu tokiu, aplamai bendravimu su klientais, pacientais. Ir jinai taip atsisuka į mane, taip žiūri į akis ir sako, na suprantate, taigi jūs nerimtai žiūrėjote į šitą ligą, ane? Nerimtai žiūrėti. Ir man toksai, žinai, galvoju, what the fuck, ta prasme. Man tai čia, žinai, įdomiausia, kokia buvo tavo pirma reakcija? Mano pirma reakcija buvo, aš taip galvoju, dabar aš jau pagaunu tas manipulacijas. Prieš kokius 5 metus aš galvočiau, gydytoja pasakė, kad aš esu bloga mama. O dabar man buvo, nusišnekė. Aš jai sakau, jeigu jūs paklausytumėt, nors kiek, ką aš kalbėjau, tai nedarytumėte tokių išvadų. Mano iš karto tokia reakcija, man jau net nebuvo nemenkiausio grūdelio to pagalvojimo, kad aš kažką blogai darau. Ką mums labai dažnai moterims, kurios daro karjerą, kurios daro verslus, kurios aplamai neužsisėdi namuose tarp 4 sienų, ką mums labai dažnai kas keiščiausia moterys primeta. Taip. Va tokį savo kažkokį, žinai, vidinį priekaištą, savo pasaulėžiūrą. Ir aš sakau, ta prasme. Ne. Ir man toksai, žinai, su manim viskas tvarkoje. Aišku, jai turbūt būtų žiauriai fainai, jeigu aš ateičiau, tokia, žinai, visa nusilesusi, tokia, žinai, žemiau plintus, paliegusi, tokia niekad nesidažius, ataugusiam riebaluotam šaknim. Čia tai motina didvyrė turbūt. Tikrai padarėt viską, kad viską padarė. Jo, žinai, užsinešioja iki negalėjimo. Ir, supranti, ir va šita situacija. Save užrytę matai? Ne. Ir, žinok, šitoj vietoje, jinai mane, vat, ta vieta buvo, ane, su kuo labai labai daug mamų, darančių karjerą, labai dažnai susiduria. Su tokiom įtaigiom replikom. Jo, įtaigiom replikom. O tai ką tu čia, žinai, kažką pasirinkai, tipo, žinai, ai, mama nežino, kiek vaikas arbatos išgeria. Jop, tvairogės, jam 12 metų.
Jam ne 6 mėnesiai, kad aš lakstyčiau ten su pipetė, matuočiau, kiek jis į tos arbatos išgėrė, supranti. Ir man va toks va žmonių, mamų, dolbinimas, atsiprašau, šiandien labai riebiai kalbu, kiek smažodžius iškirpinėsime. Toksai mane, jisai veda į siutą, aš jau esu tą praugusi, bet yra labai labai daug mamų, kurios šitoj vietoj vėl būna nudaužiamos į tą žemą vėl savivertės lygį ir jos galvoja, kad jos yra blogos mamos. Ba! Tai gerai, o tai kokių tu sulaukiai pasidalinimų? Būtent irgi gydytojai, kas žemina mamas labiausiai, kokią galėtum padaryti iš to analizę? Oi, ne. Niekada mūsų niekas nepažemins, jeigu mes neturime savo galvoj pasėjusios šito grūdo. Žinai, kaip sako, mane sunervino. Ne, va čia tarp mane pažemino. Tai iki 18 metų sako, kad, pažemina kažkas tai, bet jau po 18 aš leidžiuosi žeminama. Tai va čia toks. O kodėl leidžiamės? Nes iš įvairių vietų eina tos replikos, eina kritikos, tu pažiūrėk, sėkmingą karjerą daranti moteris yra pas mumis daužoma, žinai, visaip kaip įvairiais būdais, nes, kaip va čia jinai, žinai, nelaksto su tuo tenai, ko ten dar, paskui tos vaikus kotletų, žinai, pačios iškeptų ir faršų perkramtytų. Čia jautri tema. Aš, žinai, šitos istorijos prisiminiau savo irgi kovo mėnesio istoriją, kaip aš buvau dėl savo sūnaus apklausoje. Bet ten apklausą vedė vyras ir dabar kaip tu pasakoji apie, kaip su gydytoja bendravimas, ne, ir aš bandžiau įsivaizduoti, kaip jis man uždavinėjo klausimus ir ar aš jaučiausi kažkaip, aišku, apklausoje turbūt iš esmės klausimai visą laiką yra pasikartojantis ir ten tos manipulacijos yra daug, ne, su priežastimi. Taip. Iš tikrųjų išgirsti tiesą arba išprovokuoti, kad tu ten, jeigu, tarkim, ateini meluoti, ne, prisipažintum, taip suprantu, ne? Nes pirmą kartą... O tai tu prisipažinai? Jo, tai iš esmės, ką noriu pasakyti, aš papasakau viską taip, kaip yra, ne? Ir dažnai girdėjau klausimą kokius 5 kartus, ar jūs tikrai žinojote, kad jūsų vaikas tai įsigijo? Ir man jau toks tas momentas, žinai, kur... Aš jau tau šitą atsakiau, kas dar neaišku, žinai, toks įmatas piktis, kodėl žmonės kartoja tos pačius klausimus, bet to pačiu ir ateina tas dalykas, kad, tai yra viso proceso eiga, ne, bet grįžkime į kitą pusę, kur vyksta mokykloje visas veiksmas, kaip ten vyksta vaikų apklausinėjimai, ne, tai kardinaliai labai skiriasi, tai aišku, aš dabar nuo tų mamų peršoku prie vaikų, bet iš esmės... Turbūt labai svarbu, kad iki tos 18, kaip tu sakai, ne, mum į galvą kažkokias krauna programas, nes tarkim ten vyksta apklausas mokykloje su socialinė darbuotoja ir jinai kas kartą vaikui kartoja, kad, tu nusišneki. Eik tu savo. Tu kalbi netiesą. Nepasakok man čia, nepūsk man čia arabų, gerai. Opa. Tai va iš kur, ne, ateina šitie dalykai. Va šitas man... O šitą laikykis. Tikrai taip užverda, kad aš tikrai, tau pritarsiu, Roberta mokėsi dar lietuviškai mokyklai ir buvo toksai, irgi toksai kažkoksai, ar ne, ir vienas pavaduotojas yra, kuris dar iki šiol dirba, tai jisai lengvai pasityčiojo iš jos, tokiu kažkokiu tai tonu, tai aš šiaip esu labai taikus žmogus, ar ne, ir pakankamai rami, bet... Jau jeigu šitoj vietoj pažeidžia mano vaikų teisės, tai aš, aišku, būnu raudona kaip burokas, mane užvaldo adrenalinas, aš pradedu dusti. Pacifistė mūsų. Jo, bet tada tas pavaduotojas išgirdo ir jinai per 3 dienas buvo perkelta į kitą mokyklą. Todėl, kad negali suaugęs. O jis pavaduotojas buvo 3 aukšte, tu 1, ne, kai jisai viską išgirdo. Man atrodo, mes abudu buvom 2 aukšte. Tai va, taip. Ir man tai tas irgi, žinok, baisiausia, kaip ir sūnus atėjęs, grįžęs namo, žinai, pasakoja tokius dalykus, kur ten buvau šiandien vėl pas socialinę, klausinėjo vėl apie tą patį, žinai, ir aš jai pasakoju vėl tą patį ir man sako, nepūsk tu man čia arabų ir tipo, vos ne taip, žinai, kad eik iš čia to kabineto, kai jau norėsi tiesą pasakyti, tada ateik, žinai. Kai norėsi pasakyti tiesą, kurios aš noriu. Taip, iš esmės turbūt ta pabaiga yra tokia, ne, ir jis sako, aš nesuprantu, ką man dar reikia pasakyti, žinai. Ir
toksai tas vyniojimas, ne, jis sako jau paskutinį kartą, kaip jau vyko po mano apklausos policijoje, juos vėl pasikvietė vaikus, kaip supratau, patikrinti, ką mamos papasakojo ir dar kartą paklausti, ką vaikai. Sukryžminti atsakymus. Jo, sukryžminti atsakymus. Ir man pasakoja vaikas, kad, žodžiu, buvo klausimas, tai kam tu įsigijai tos pinigus, ne? Ir jisai sako, kad namuose jie būtų. O tas policininkas su socialinė darbuotoja sako, bet mama tai sakė kitaip, kad tu juos nusipirkai Monopolį žaisti. O tai čia ne tas pats? Taip, tame ir esmė, bet įsivaizduokit, ant kiek yra kraunama va šitaip va. Kad, va, iš karto stato į tą vietą vaiką, kad, ta prasme, tu. Gerai, Bet tai du suaugę prieš nepilnametį vieną vaiką, čia normaliai viskas? Man kyla klausimas, kodėl tada nebuvo nei advokato vaiko, nei arba bent mamos, arba tėčio. O galima taip? Šiaip iš esmės tai turi, aš dar čia nebaigtas yra procesas su mokykla, tai dar vyksta visas šitie dalykai, nes man irgi kyla tokie klausimai. Ta prasme. Nes šiaip tai negali. Taip. Nes visą laiką turi būti žmogus, kuris gina vaiką. Ir dar padaro tą svorį tokį, žinai, kaip 5 mokytojai. Čia, žinai, kaip ir mes esam buvę, žinai, prieš 3 metus Ignas daugiau pamokų praleido ir aš jas nepateisinau. Aš jas nepateisinau dėl to, kad pas mus tada šeimoje to nelaimė atsitiko ir tiesiog, man žinok, pateisint pamokas tuo metu atrodė žiūri nereikšminga. Bet jau aišku, auklėtoja vietoj to, kad paskambintų man, tai iš karto mūsų į tą vaikų komisiją, tada jau tą vaikų komisiją man paskiria laiką, aš sėdėdama prie klinikų onkologinio, laukdama, kol baigsis ten mano artimam žmogui švitinimas, prisijungiu į tą komisiją ir aš galvoju, sėdi ten tos 5 mokytojos, auklėtojos net nėra, ir jie bando ant manęs užvažiuoti, kad aš tų suknistų 16 pamokų nepateisinau. Ir vėl tu esi bloga mama. Supranti? Tai man tada kilo tik vienas klausimas, o kodėl mokykla nepaklausė, ar pas tave šeimoje viskas yra gerai? Gerai, taip. Sakau, kodėl man auklėtoja nesugebėjo paskambinti, kodėl man, žinai, nesugebėjo su manim susisiekti ir paklausti, ar pas jūs yra gerai. Pas mumis yra negerai dabar, pas mus yra žiauriai negerai. Ir sakau, aš dabar, va čia sėdžiu mašinoje, va pažiūrėkit prie kokio pastato ir jūs man knisat protą dėl 16 pamokų. Tai aišku, baigėsi. Svoris aiškiai pasijuto kieno pusėje, žinai, jeigu aš ateičiau silpnesnės savivertės vėl eilinį kartą, ne, 1 prieš 5 mokytojas, tai ten jo, ta psichologė bandė man pasiūlyti pagalbos, gal jums reikia? Aš sakau, gal jums reikia pagalbos? Ne, bet esmė yra tame, va, ta daro netgi kiekinį svorio centrą į savo pusę, kad tu dar blogiau pats jaustų. Jo, čia kurioje vietoje tada motyvacija yra tėvams, ar ne, vaikui paaiškinti, kad mokytojas irgi būna liūdnas, ar ne, jo šeimoje irgi gali būti kažkokiu tai dalykų, galbūt jo vaikas kažkokiu turi bėdų, mokytojas taip reaguoja. Tiesiog pabūk, suprask. Bet jeigu, kaip tu sakai, tokie najezdai, tai tada ką tu vaikui sakai? Sorry, tegu tvarkosi pati, aš tave palaikau. Čia yra mokytojos problema. Suprantate, man tai keista, kaip žmonės tie patys pedagogai, nesvarbu, bet medikai, pedagogai, policininkai, dalykas. Niekas nesupranta, kad viskam yra priežastis. Ar geram, ar blogam dalykui. Priežastis, kur yra, sako, ką vaistai šalina. Ne priežastis šalina, ar ne tik simptomus. Tai va čia visas toksai simptomatikos šalinimas, bet pasižiūrėkim, gal ta mama yra viena, gal jinai 50 parų iš eilės nemegojus. Gal jos sąskaitoje, ar ne, yra, nežinau, uždėtas antstolio areštas, ar dar kas nors. Gal vaikas tiesiog turi problemų, susipykęs, nežinau, su kažkuo, tai ir tiesiog mama negali, ar ten tėtis negali išspręsti. Tai man šitas dalykas yra įdomus ir iš tikrųjų, apskritai, ta mamystė, karjerystė ir apskritai visa visuomenė, reiktų tiesiog pažiūrėti, kas kam padeda. Kas kam padeda? Ar padeda mums, kaip sakai, daktarės moteris, ar padeda mums mokytojos moteris? Aš savo aplinkoje tikrai nuostabių turiu pavyzdžių. Mano vaikų daktarė superinė. Ne, aš atsiprašau, aš galvoju. Taip, tu irgi. Na gerai. Šidama irgi. Mokytojos fantastiškos, ar ne, yra aplinkoje tokių žmonių, kurie žaloja, bet aš tada kaip skydas stoju ir sakau, mums čia yra ne vieta. Tiesiog mes galim pasirinkti.
Aš tai iš viso vaikams sakau, mes švietimo sistemos neišvengsim, mes medicinos vaistų sistemos neišvengsim, ne? Mes, aplamai, esame valstybės dalis ir mes turime žaisti pagal tas taisyklės, kokios čia yra nustatytos. Bet pagarba jau yra užsitarnaujama. Tiek mokytojai turi, nėra de facto, kad tu atėjai į tą klasę, atsistoji prieš ją ir jau tave visi čia turi gerbti. Ne, lygiai taip pat kaip ir bet kokios komandos vadovas, lyderis, tu visur. Ir šeimoje netgi kiekvienas turi realiai tą pagarbą užsitarnauti. Kad mylimus vaikai, žinai, pagal nutylėjimą, nes tai priklauso, ne iki tam tikro amžiaus. Paskui tai vis tiek tu turi užsitarnauti visą tą reikalą. Arba būtų užsitarnavęs, Asta. Būtų jau užsitarnavęs. Be abejo, taip. Iki to, nes staiga nepradės, šiandien mylėsiu. Ne, nežinau, koks ten stebuklas. Ne, tai jie meilę jaučia visada. Ne, aišku, kad meilė, žinai. Ta meilė parodo taip biškiai. Taip, bet pirmiausia, aš kaip sakau, pradėti reikėtų tą pagarbą nuo savęs leisti, ne, kad iškovoti kažkokią pagarbą iš kitų, bet dar norėčiau truputį sugrįžti prie tos savivertės, nes aš prisiminiau, man tiksliau Aušras, kalbėdama priminė apie mokyklą, švietimą, kaip prieš kokius 6 metus, 5 metus aš dalyvavau dėl to pačio sūnaus. Mokyklos komisijoje, tai va kaip tu ir sakėjai, ne, 8 mokytojai, 8 komisijos nariai ir aš viena su sūnum. Ir ten buvo iš esmės pokalbis, dėl ko sūnus mokykloje, kaip čia, aktyviai nedalyvauja pamokose. Ten, per pasyvus, ne? Per pasyvus, žodžiu, arba tada trukdo kitiem, ne, arba tiesiog... Matai? Tai matau. Tai iš esmės kokia buvo priežastis to, kad jis taip darydavo, nes jisai buvo visoje klasėje, kaip yra tie suolai 3 eilės, ne? Tai jisai buvo pasodintas klasės kampe vienas, tai jeigu mes turime 3 eilės, ne? Ir tada už šitos eilės, va šičia va toksai, žinai, atskirtas. Kampinis stalas vienutės ir jisai atskirtas. Tai natūralu, ne, kad jisai kaip vaikas, jis 3, man atrodo, klasėje buvo, ar 4, dabar nepamenu, jis daro kažkokius tai veiksmus. Kad gauti dėmesį, ne? Bet iš esmės jau yra sukviečiama komisija, nes to vaikų yra nesusitvarkoma ir kažkas negerai. Ir dabar įsivaizduokit, aš ateinu į tą komisiją ir jie visi po vieną kalbą. Kas yra blogai. Ir dar vaikas čia sėdi? Taip. Nes, privalo girdėti. Ne. Tai sakau, tada mano savivertė buvo tikrai labai blogai, ta prasme. Dėl to, kad aš girdėdama viską blogai apie savo vaiką, aš iškart sėdžiu, verkiu. Jau aš noriu, žinai, tas vidinis mano nori kovoti, bet aš suprantu, kad aš prieš šitus dėdes ir tetas, esu niekas. Ir tada aš tiesiog per tas ašaras kūkčiodama sakau, o kas yra gerai su mano vaiku? Ir man sako, nieko. Ir aš jau tada visiškai pasileidžiu ir jau nutraukiamas yra posėdis. Ne, tai pasiekė savo tikslą, pažiūrėk, ašarų upeliais palaistyti. Aišku, mes paskui po metų iš tos mokyklos išėjom. Iš esmės, ne? Bet čia aš kaip supratau po to galiausiai, kad tai buvo, tada jis buvo 4, nes tai buvo su tikslu daroma, nes į 5 tą jų klasę suformuota atėjo vaikai iš to tokio privataus, sakyčiau, darželio, kur visa klasė jau suformuota yra. Ai, tai jiems reikėjo prasimėtyti kolektyvą. Bet aš dar ir dabar, kai jūs pasakojate apie tos visus, man toksai sukilo, aš jau buvau šitą istoriją kažkaip užkasus, pamiršus ir taip toliau, toks sukilo, net dabar toksai čia virpesys. Kad iš esmės labai svarbu visur, kur mamom jaustis gerai. Ir kai garsiai labai sakoma, tarkim, patyčių tema, kad mes prieš patyčias iš tikrųjų to nėra, dažniausiu atveju. Ir aš, pavyzdžiui, kiek esu skaičius, kadangi aš skaitau sutartis, ne? Tai yra, kad, mokytojas su tėvais bendrauja, ne? Ir bendradarbiauja. Taip. Ir jie labai prašo to bendradarbiavimo. Bet tačiau šiandien dienai vėl su ta situacija su mano sūnaus bendradarbiavimo aš nematau. Ne, yra kalimas prie kryžiaus. Ir ką aš girdžiu iš jūsų istorijų, irgi bendradarbiavimo 0. Gerai, apie tą sistemą mes galim daug kalbėti. Mes nieko nepataisysim, stiprinti vaikus reikia sakyti. Bingo. Stiprinti vaikus. Ir sakyti, tu gali, aš jau sakau, žiūrėk, aš į mokyklą eisiu tik tai tada, kada tu būsi viską padarius, viską išbandžius ir, jeigu jau meluoji, pasakyk man prieš tai. Kad tiesiog nereikėtų raudonuoti, ar ne? Nes dar prisiminiau vieną komediją, kai Roberta buvo 5 klasėje, toj pačioj mokykloje, tai jinai prestižinė pakankamai Kaune yra. Išsikviečia mane matematikos mokytoja ir pastato mane prieš 5-okus prie lentos ir ant manęs duoda najiezdą ir grūzą, kad Roberta mano mokosi 6 ir elgiasi vienaip, kitaip ir tralala.
Ir aš atsistoju ir Aš sakau. išeinu. Ir aš jai sakau, jūs rimtai? Jūs rimtai? Taip, vat. Bet jau tavo buvo reakcija, jūs rimtai, suprantate? taip. Jau, žinai, užsiaugini tą skūrą. Nes tada jau buvo va, tas va, susikaupęs, žinai, tas jau Visas. ugnikalnio ugnista, raudonas veidas, kvėpavimas sutrikęs ir tada... Aš tai žinau, iš kur pas mane yra ta vaikų toksai, žinai, sveikas požiūris, tai iš vaikystės, kai aš pati buvau mamos apgimta mokykloje. Taip. Trečioje klasėje, kai fortepijono mokytoja man ten taip pabaksnojo kojas, pradėjau žliumti, tai net iš kito aukšto kita mokytoja atbėgo, nu ir gavo mano mama raportą ir tada nuo to karto aš labai gerai grojau fortepijonu. Supranti, bet kita situacija buvo, jau mes buvom paauglės ir 10-8 klasė ir vienu žodžiu mes tokios visos fainos, mokam žodį seksova, jau mokam ir garsiai jį sakom. Ir ten toksai, žinot, buvo tokia sumaištis, kad vienu žodžiu, mum iš kabineto rašant lietuvių kalbos rašinėlį išneša stalus ir kėdės. Okay. Nu, ten auklėtojas darėsi savo rasborkės. Išneša kėdės. Nu ir pavaduotoja, kad spręsti klausimą, jinai sugalvoja mum iš valgyklos tas žydras tokias, atsimenat, seksovas, žiauriai buvo tas kėdės. Ir mum atneša tas kėdės. Ir mes tiesiog paaugliškai, oi, kokios seksovas kėdės, žinai, oi, kaip čia fai. Toks protas tada, tiek nešia. Ir tėvų susirinkimas, kodėl vidury pamokos rašant rašinėlį, pabaigiau ant palangės rašydama rašinėlį, žinai, kodėl čia taip atsitiko, tėvų susirinkimas, čia direktorius, viskas, ir jau jie ten jau, žinai, pas jau nebeturi argumentų ir sako, šnai mane pirštu ir sako, kieno šitas vaikas? Jinai sakė seksualios kėdės. Žinai, toksai, žinai, jau iš juodos kepurės ištraukė. Ir tada mano mama ir mano dvi, draugės, mes vienoje klasėje mokėmės, ten kai siena visą laiką už mus stovėdavo. O kas blogo seksualu? Seksovos kėdės, sako, jas tikrai tokias ir yra. Šiaip, ne? Ir ta prasme, tokį gavo, žinai, ramų apraminimą, kad neprisipažino, kieno čia vaikas, žinai, bet užstojo mus ir man turbūt va čia ir įdėjo tą grūdą, kad supranti, tai nestumkit, legalu, kad tai yra legalu. Seksas. Legalu. Jis egzistuoja. Kiek žinau. Anyway. Ir apie tai irgi reikia su vaikais kalbėti. Šoliuojam, švietimas, seksas, kas toliau, prie religijos einam. Ne, palaukit, tai dabar mūsų dienos tema kokia? Gerai, prieisim prie tos temos. Ne pagal planą viskas vyksta, žinokit. Čia nėra plano. Tinklalaidėje nėra plano. Man nieks nepasakė. Čia yra pasimėgavimas. Taip, mėgaukis. Gerai, pasakok, Tyliu. Pasakok. Ką, ne, tai aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojat. Gerai, ne, iš tikrųjų apie save noriu papasakoti. Vakar vykdžiau respondentų apklausą. Okay. Dalyvavo 50% iš galimų respondentų. Tai yra vienas iš 2 mano vaikų. Aš jo paklausiau, kaip man sekasi derinti motinystę ir karjerą. Ir? Jis atsakė, viskas gerai. O sakau, o kas gerai? O kas čia gali būti blogai? Paminėjo, kad dabar tiksliai nepacituosiu. Jis vis tiek nežiūri tų podcastų. Vienu žodžiu, tai nepriekaištaus man dėl netikslios citatos, bet, sako, aš mylimas, aš gaunu dėmesio, viskas namuose yra, tu laimingai užsiemi to, ką veiki. Ne, šitas sakinys galutinis mano. Dar jis išmoks. Vienu žodžiu, aš tai gerai derinu karjerą ir motinystę. O jūs ką? Tai gerai, o kaip tas yra gerai, tai dabar mes jau žinai su Aušra jau. Ir ar visada tai buvo, tada pradėkim nuo to. Tai aišku. Visada? Nuo pat pradžių? Iš karto derinai? Aš visada dirbau, tai aš visada derinau. Bet iš kur tu žinai, pavyzdžiui, kaip tu atrandi to laiko, ne? Tarkim, vis tiek dirbi, kiek per dieną valandų dirbi? 5, 6, 7, 8, 10. Ne. O kai tik tokią skrolinu ir ieškau idėjų, tai aš čia dirbu ar ne? Šiaip jo. O kai pradedu skrolinti be idėjų paieško. Laisvalaikis.
Be tikslo. Ne, iš esmės gal labiau, žinai, klausiu, kaip tu namuose ir darbe, va, tos pozicijos, ne, kai tu esi namuose ir darbe, tai va darbe, kiek, ofise, sakykim, taip. Nu, normalią tą 8 valandų darbo dieną aš ten praleidžiu. Ir paskui tu grįžti, jau visas dėmesys yra tik vaikam. Eik tu, kad tu čia nusišneki. Tai vienam 19 tavo taip gražiai pasakė. Nu, todėl, kad dėmesio kiekyje esmė yra. O sukurti aplinką tokią, kuris gerai jaustųsi ir duoti basiką. Aš iš viso esu ne iš tų supermamos. Verksit. Aš verksiu nuo jūsų dabar visų bairių. Aš nesuprantu to noro užkeltą vaiką ant pjedestalo ir padaryti viską 3000 plus geriau negu galiu, gebu, savo visas traumas vaikystės ir paauglystės išgydyti per vaikus, susikonfuzinti save ir supranti, ir finale vis tiek nieko nepavyks. Ir vis tiek tu tobulai nieko nepadarysi. Aš daviau valgyti, daviau saugią aplinką, vaikai gali save pasireikšti, vaikai turi galimybę ir jie visada gali ir ateina pas mane atvirai pakalbėti. That's it. Aš su jais nespalvinu. Ar tu matai Aušros veidą? Viskas, aš dabar tyliu. Nu, super mamytė, kreipiamės į jūs. Jūs dabar turite pilną teisę į atsaką. Tyliu. Visų pirma, jokia ne super mamytė, absoliučiai. Tai žinai, Aušra, tu esi mūsų akimis. Super mamytė. Jūsų akimis. Mano akimis tai tikrai ne. Todėl, kad man yra sunku suderinti darbą ir motinystę, nes mano vaikai yra dar mažamečiai pakankamai ir jie reikalauja daug dėmesio ir manyje gyvena kažkoks tai toksai, žinai, monstrelis, kuris visą laiką dar gali pasistengti. Dar nepadarai, dar čia žiūrėk, biškai, dar 15 minučių, gal dar čia su vaikais, dar čia paskatink tą, ar ne? Tai šitas dalykas tikrai labai išvargina ir aš užtrukau, kol supratau, kas iš manęs atima energiją ir aš po to negaliu, vakare, ne, po darbų, sakykime, kokybiškai būti su vaikais arba tiesiog čilinti kartu su jais. Tada yra sudirgusi nervų sistema, tu labai teisingai pasakėjai, kad nei darbas, nei vaikai, tada, tos tobulybės niekada nebus, ar ne, bet, tiesiog tas mėgavimasis ramiai darbo vietoje darbo, o po to jau po darbo valandų buvimas su vaikais. Ir kažkurio metu tai labai labai smarkiai prasilenkė, iš tikrųjų tai žinau kada, nes kai gimė mano dukra, aš turbūt po kokių 5-6 mėnesių jau turėjau auklę ir išėjau į darbą. Ir tai buvo mano asmeninė klaida prieš pačią save ir prieš dukrą, todėl kad aš tikrai būčiau linkusi ją paauginti bent porą metų, kad iš tikrųjų suprasti, kas ta motinystė yra. Todėl kad aš prieš šitą podcastą besiruošdama galvoju, kodėl ta motinystė man davė taip vėlai. Galvoju, kad visata vis dėlto žinojo, kad man dar pačiai išignojo vaikystė. Ir tikrai tada, auginant Robertą, buvo tas gyvenimas kitoks, ar ne, ir dabar auginant šitus vaikus, jisai niekada nebus toks, koks buvo. Bet aš dar vis momentais pagaunu save, kad aš norėčiau grįžti į tą laikmetį, kai man buvo lengviau, nes Roberta buvo labai tokia, ir yra labai tokia džiaugsminga, mokanti savimi užsiimti ir panašiai, šitie vaikai yra kur kas kitokie ir aš suprantu, kad aš turiu tą duoklę atiduoti, kurios aš netidaviau, pirmai tai motinystei. Tai va, tai man yra sunku iš tikrųjų, tikrai, ir aš kartais galvoju, kad pavydžiu ir tau Vesta, ir tau Asta to tokio pch-izmo. Pyp! Ir tikrai vis dėlto aš pati iš savo šeimos atsinešu didelę kontroliavimo šleifą didelį, ar ne, kuris persekioja mane. Tai šitą dalyką ir duodu savo vaikams ir matau, kada veikia ir kaip veikia, kai leidi vaikams būti savimi, o kaip jie jaučiasi ir elgiasi tada, kada aš esu su to, žinai, botagėliu. Norėčiau mažiau dirbti, norėčiau daugiau ilsėtis ir kartais norėčiau būti be vaikų. Tikrai tą dalyką galiu pasakyti atvirai, todėl kad niekas jokiam universitete, nei mokyklai, per tas visas anatomijos pamokas nesakė, kaip sudėtinga būti tėvais.
Vaikai užknisa. Ir tai yra legalu. Oi, užrytę, matai, kaip aš susilaikiau. Labai tvirtai laikėsi. Man plaukus įsikabino. Čia mums kitą kartą reikės medalius pasiruošti. Bent 3 kokius. Taip. Ir vis. Oskarą už vaidybą. Bet žinai, jau už kiekvieną tokį. Kaip sakant, bet veido subtitrai užra, ne? Viską išduoda. Tikrai taip, akis. Bet pažiūrėk, ta pati situacija, ne? Taip. Aš visada praktiškai dirbau. Visada. Kai atsirado 4 valandų tarpas tarp maitinimų, aš jau išvažiuodavau iš ofiso. Bet aš absoliučiai savęs dėl to negrūzinu. Yra 2 skirtingi, ne? Ta prasme, kaip ir eiga visa ta pati, bet galvoj kažkokios skirtingos programos sudėtos, žinai. Bet matai, ir pati ir sako, kad tas kontroliavimo jausmas labai eina paskui ją. Ir čia yra tik tais iš to kontrolės jausmo. Taip, ir čia, žinai, Asta, grįžtant prie pačios pirmos tavo temos, ar ne? To palaikymo iš aplinkos, ar ne? Aš tikrai, pavyzdžiui, per savo, Austėjos gal kokį 1 pusmetį, aš be galo norėjau, kad man kas nors pasakytų, kad aš esu gera mama. Aš nemoku papasakoti. Aš irgi to negirdėjau. Nes pirmiausia, mes savo pačios turim pasakyti. O kada jūs pirmą kartą išgirdot, kad tu esi gera? Aš turbūt iki šiol nesu. Iš vaikų. Iš vaikų. Iš vaikų. Vesta, tu esi gera mama. Šiaip jo. Aš tai net neabejoju. Aušra, tu esi gera mama. Taip. Tai čia, kaip ir sakai, 2 tipažai moterų, mamų, ar ne, kurioms reikia tai žinoti, arba kurioms nereikia tai žinoti. Ir tai yra irgi legalu, todėl kad mes kiekvienas esam skirtingas žmogus, pagal savo, zodiakus, drakonus, visus kitus dalykus, kurie ten susidėję mūsų, ar ne, horoskopiniam žvaigždynė. Tai vieniems tai yra būtina, kitiems visiškai dzin. Tai aš iš tikrųjų, net ir ant savo vaikų matau, kad jeigu aš Austėjai sakau, vienaip ar kitaip, jinai, man nesvarbu, ar gerai, blogai čia mane sakai, ar ne? Ar ne, nes jūs esate abi šaulės. Germantas mano, jam yra labai labai svarbu pasakyti ir vienokį ir kitokį dalyką, ar tu ten, sakykime, netinkamai pasielgiai ir kokios galėtų būti pasiekmės, arba kaip tu tinkamai pasielgiai ir ką dabar pažiūrėk, ką mes iš to turim, užakcentuoti labai reikia. Čia irgi su ta visa savivertė, ar ne? Taip. Tai... Tu laikaisi čia, ar kaip? Ne, aš stebiuosi. Kaip tu taip ilgai tyli? Aš klausau, įdėmiai. Kur jinai išmoko? Iš mūsų? Iš mūsų. Aš šiaip taigi Nuo kada į save jūs kreipiesi? Nuo šiandien. Žinai, visą laiką sėdint šalia Aušros, norisi pasitemti, žinai, ir, ištylėti tam tikrą momentą. Pasakok. Nes po to... Jinai atsiims. Paskui atsiima. Ką man pasakot, kaip aš derinu? Niekaip, tiesiog, kaip išeina. Iš eigos. Nepasakok. Tikrai iš eigos. Nepasakok, tu esi... Tai turi grafiką, instrukcijas. Taip, tai yra... Šiaip tai aš kai pasigimdžiau savo vaikus, tai man prie kiekvieno pridėjo instrukciją. Kaip elgtis. Gerai, juokauju. Iš esmės, tai... derinu kažkaip, bet irgi, žinok, prisimenu tą momentą, kai iš savęs labai reikalavau ir galbūt aplinka buvo tokia mano žmonių aplinka, tos supermamytės. Čia labai iš tikrųjų prisidėdavo tie forumai supermamyčių. Niekada nebuvau, neskaičiau, nes tiesiog tu toks jausmas, kad tu esi viena iš tų forumo mamyčių. Alergija man. Iš tikrųjų. Ta prasme, aš su grūdinukų mamom iki šiol bendrauju kai kuriuom. Never. Bet aš atsimenu, žinai, ten buvo irgi iš tų, ten kiek mūsų, gal, aš nežinau, dabar 20-30 kokių buvo prisijungus, ten rugsėjinukai, ne, vadinasi, čia grodinukai, rugsėjinukai. Ir būdavo tos ten kelios, 2-3 mamos, kurios jau ten viskas. Ir vaikai, aš esu super mamytė. Jėzus, kaip aš šiandien gražiai dabar taip... Baisu. Patyčios. Atsiprašau labai, ta prasme nenorėjau. Šis kažkaip neįsivaizduoju. Tai va, ir... Iškirpsim. Natūraliai gaunasi, kad tu ir pati bandais kažkuo tapti tuo, ko nesi. Pagal tą mažumos, aš pavadinsiu mažumos, turiu omeny forumo
mažumos. Bet ryškios formos. Ryškios, Taip. Labai Taip. besireiškiančios. Taip. Kur labai aiškiai demonstruoja, kad va jau čia jinai yra super mamytė, kad va čia tik tais taip ir ne kitaip reikia daryti. Visą laiką, kelia konfliktą. Taip. Kad kaip jūs taip drįstat palikti vaiką ir išeiti su vyru į kiną? Taigi vaikas išalks. Žinai, ir tas tikrai, aš atsimenu šitą momentą, kur tikrai buvo tas, kad išeini ten su vyru, o jas kokia kalta, ta prasme, kalčiausia. Bet kažkaip aš greitai, kadangi esu ta, kaip tu ten taip sakai, PXmo? PXmo. PXmo moteris. Tai žodžiu, greitai aš perlipau per save, kažkaip, nes man taip nepatiko iš viso. Tai aš su Ridu, atsimenu, užmigdavo su sūnum pirmas ir šalia mano namų yra toks didelis oficinis pastatas. Jis miegodavo po 4 valandas. Nebuvo jokių socialinių tinklų, būdavo tik super mamyčių forumas. Kiek ten gali sėdėti skaityti? Paskaitai? Ir viską. Man iš esmės va taip buvo. Aš paskaitydavau, ką veikti. Tai aš tiesiog susipažinau su to pastato administratoriumi ir jisai man pasiūlė valyti ofisą. Tai būdavo pietų miegas nuo 11 iki 4 valandas, iki 3, ne? Ir aš einu valyti. Jisai miega, aš atsimenu, dar palieku telefoną, tipo skambutį aktyvų. Ir visą laiką, va taip, kas kart tikrinu, ar dar neprabudo. Visą laiką 4-5 valandas išmiegodavau. Tai, bet aš tuo momentu, žinok, nesijaučiau. Jau tuo momentu, ten buvo gal apie metų, kai nesijaučiau bloga mama, kad taip darau. Aš tiesiog jaučiausi, kad save realizuoju ir neužsisėdžiu. Va šičia aš turėjau tą pasitenkinimą. Jeigu aš auginu ir dirbu, aš nesijaučiu kalta, bet jeigu aš ilsiuosi, auginu ir ilsiuosi, va tada yra kaltė begalinė. Gal čia, žinok, iš tikrųjų, va tu dabar pasakai, gal aš kaip ilsiuosi po darbo, aš gal irgi kartais pagalvoju, kad galėčiaugi su jais kažką dabar pažaisti iš to momentu. Tada grįžta man, tipo, bet tai tu turi teisę į poilsį irgi. Retai, pripažinkim, retai. Man tai grįžta, bet iš esmės aš leidžiu savo ilsėtis ir tiesiog suprantu, kad jie turi, man žinai labai patiko, aš dabar nenoriu tos pavardės sakyti, dėl tam tikrų priežasčių, bet labai patiko tas posūkis, kad tėvai su vaikais turi teisę nenorėti žaisti. Tai jo, faktas. Man čia buvo, žinokit, atradimas. Irgi legalizavimas, ne? Jo, man ten aš išgirdau, tikrai, kai buvo dar net nebuvo antros dukros, bet kaip Ridas buvo ten 2-3 metų, kur ten pastovi, žinai, atsisėdi kartu žaidė ir taip toliau. Ir aš tada atsimenu, išgirdau šitos moters, kad tėvai gali nenorėti. Tiesiog vaikui pasakyti, nenoriu žaisti. Ne tai, kad nenoriu su tavim žaisti, bet šitų momentu aš nenoriu žaisti. Tai va, bet man, žinai, ką aš noriu pasakyti, kad man turbūt sunkiausias periodas buvo, kai mano tarp vaikų skirtumas yra 5 metai, tai va maždaug 12, kai sūnui buvo, o dukrai gaunasi 7. Man čia turbūt buvo sunkiausias momentas. Ne, kai jie buvo mažiukai, nes aš ten labai gerai išlaviravau, nes aš daug dirbau, aišku, buvau iš tikrųjų viską uždėjus ant vyro pečių. Daug labai buvo vaikų paėmimas iš darželių, mokyklų, nuvežimas ir taip toliau. Man kažkodėl tai atrodė, kad aš čia darau karjerą, o jisai turi viską padaryti, suvežioti, nueiti, paimti ir taip toliau. Tai blogai, tai yra klaida mano, ne? Bet aišku, yra tokių šeimų, nes aš mačiau, kad tai nėra mano vyro, kaip čia pasakyti... Stiprioji. Jo, nes jisai, gal negalima taip sakyti, nekaifuoja. Bet jisai susierzina po to, žinai, ir mes turėjom ieškoti tos komandinio va to viso, kad galbūt, žinai, jisai ten nuveža, aš pasiemu, žinai, nes jisai man dažnai primindavo, kad kodėl tu negali pastovi pasimti, nes aš ant tiek, kad jisai dirbo Vilniuje, jis varo iš Vilniaus, iki 6 dirba darželis, žinai, jis be 5-6, o bėga, skuba visą šlapės pasimti tos dukros, nes aš po nesėdžiu ofise, laukiu, kol mane vyras pasims. Supranti? Šiaip įsivaizduojat aukso gabalą, kokį gerbiamai turit namie. Taip. Tai va, tai čia va šitoj va vietoj. Bet aš paskui, žinokit, nuėjau į konsultaciją dėl vaikų auklėjimo. Bet toje konsultacijoje man davė labai daug atsakymų, būtent man kaip mamai, kaip aš galiu legaliai jaustis. Ir viskas. Ir dabar 5, dar nėra, 3 metai, kaip aš tiesiog kaifuoju mamystėje. Kaifuoju toje derinime tarp veiklos ir namų.
kaip aš matau, kaip vaikai, kokie yra vaikai iš tikrųjų mano savarankiški, kokie jie yra atviri, kaip jie atvirai geba bendrauti, pasakyti. Aišku, visą laiką tie man priekaištauja. Mums čia dabar mėgautis motinystę, kai tie vaikai jau patys, ir yra dideli. Iš esmės taip, reikia Čia, tik išlaukti, nes aš ir pati, pavyzdžiui, ypatingai, kai kalbu per paskaitą laiko planavimo, ten dažniausiai tos mamytės, pavadinkim, tas super mamytės, kaip Aušra tokios, kur sako, kad, mūsų atveju, mes tai matom kaip super mamytę, tai jos visą laiką sako, kaip man susiplanuoti laiką, kai pas mane yra 4 mėnesių kūdikis. Ir aš sakau, stop, prioritetas koks dabar yra. Jūs negalit nieko planuotis, kol jūsų vaikai yra iki tam tikro amžiaus, kai jūs pati matote, kad jau aš galiu palikti juos vienus namuose, ir dar to labiau, kai legaliai aš juos galiu palikti, vienus, kad ten nuo 12, man atrodo. Taip. Jeigu su sesė broliu, man atrodo, nuo 15. Viskas. Kam iš savęs reikalauti ir spausti kažko tokio, ką daro kita, pavyzdžiui, dabar... Aušra lygiuosis į mane, tarkim, kai mano jau žinai. Amžiaus skirtumas vaikų yra visiškai kitoks, Kita kartą ir patys vaikai, ten, pavyzdžiui, tavo amžiaus vaikai pas kitą mamą, jie yra savarankiškiausi, netgi viršė Astos vaikų savarankiškumą. Tai šitoj vietoje aš manau, kad reikėtų, nes man būtent po konsultacijos apie vaikų auklimą, šitas man ir atėjo atsakymas, kad aš negaliu nei lyginti, jau žinojau, kad vaikų kažkokių lyginti, su kitais vaikais, bet aš pati negaliu lyginti savo prioritetų, kokius aš taikau. Bet aišku, mano dukra visą laiką sako, kodėl tiek daug dirbi? Kodėl? Bet aš sutinku. Gerai, ir kaip tu atsakai šitą klausimą? Kaip aš atsakau šitą klausimą? Turbūt atsakau, nes noriu, nes tai yra mano veikla. Nes tau patinka. Tas labiau, kad man patinka. Ir tada mūsų tas pokalbis iš esmės išsivysto į to, kada mes turėsim mergaičių dieną. Ir tada, žinai, gaunasi, kad iš esmės jos yra klausimas ne kodėl aš tiek daug dirbu, bet kada tu man skirsi laiko. Taip. Tai mes tada susiderinam kažkokį ten spa, baseiną ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, aš tau tikrai pritarsiu, mes prieš porą dienų su dukra pasidarėme vakarinį shoppingą. Vyrus palikom namuose, todėl kad mano vyras labai kantrus ir jam patinka apsipirkinėti, priešingai negu mano sūnui, jis gali ištemti maždaug pusvalandį ir tada prasideda jau visokie kritimai ant žemės. Tai norėdama išvengti to ir tikrai pasimėgauti, išvažiavom dviese. Ir jinai man sako, mama, čia buvo pačios geriausios atostogos, vaikų atostogos, nes mes pabuvom dviese. Taip. Tai įsivaizduok, jeigu tas pabuvimas dviese yra ne prekybos centre, o iš tikrųjų, kaip sakai. Ir vėl, pažiūrėk, Ne. Tu vėl pradedi dabar galvoti, kad gali būti geriau. Kartu. Gerai ir išeit pasivaikščioti. Bet aš pati savo, ne. Gerai, kalbėk. Vėl akisinai varto. Jėzus, Marija. Kitą kartą sodinsim tave čia už. Viskas, sakinio pabaiga. Taip, bet aš pati savo duodu žinutę, kad ką tai reiškia, kaip ir tu sakai, mama, kodėl daug dirbi, o kodėl jinai pasakė, kad pačios geriausios atostogos. Tai, kad aš pabuvau su tavim. Perfrazuoju, ar ne? Ir aš tada pati savo linkėčiau, kad tų pabuvimų būtų daugiau. Ir aš dabar galvoju, tu pasakėjai apie tuos etapus ir prioritetus. Ir kai aš pagimdžiau savo sūnų, aš jau austėje augindama dirbau, ar ne, ir aš tada savo taikiau labai labai aukštus standartus, kad aš ir sūnaus gimimą ir auginimą turėčiau visiškai įterpti, įlieti ir padaryti niekam kitiem nejuntamą šitą intarpėlį, ar ne, kad visi būtų patenkinti, niekas nepakistų, nebūtų daugiau dulkių, nebūtų mažiau maisto, nebūtų nieko, viskas būtų taip ir kitaip. Ir kas aš galiu pasakyti, mamos, garsiai pasakau mamos, tai yra garantuoti panikos priepuoliai. Būkit geros, jeigu galite sau leisti. Išbūkit. Tiesiog, jeigu galite sau leisti, tai duoda jom pasėjai grūdą, kad jos negali sau leisti. Iš tikrųjų visos sau gali leisti, tai yra tik sprendimo reikalas. Kartais... Visi mes galim sau leisti. Prioritetai. Kartais aplinkybės to negali leisti. Pavyzdžiui. Jeigu mama augina viena vaikus, tai gerai, kaip jinai gali išbūti, jeigu jai reikia dirbti? Paaiškinkit man. Tai vis tiek yra... Ir dirbau. Ir viena.
Mažamečiai. Aš kalbu dabar apie tuos. Aš likau viena, buvo 12 ir 5. Lėliukus aš kalbu. Čia šitie jau, kaip sakau, kaip patys gali. Gali sakyti, kad jau nebuvo to savarankiško lygio. Aš kalbu iki to, kai vaikas gimsta, kad tikrai reikia duoti savo metus laiko. Bet čia, žinai, ką aš girdžiu? Nenorą ir nemokėjimą, neleidimą savo paprašyti pagalbos. Pagalba aš turėjau nuostabią, be mamos savo aš būčiau... Bet aš turiu omeny, kur tu įimi tą temą, kur mamos augina vienos. Kurios negali sau leisti pagal aplinkybių. Tai pas jas nėra, jos negalvoja, kad jos gali paprašyti leidimo. Nes jos tuo metu galvoja, kad jos bus blogos mamos. Taip, nes kaip ir tu sakai, vat nuėjai į tos mokymus ar konsultaciją ar ne, ir pasakė, kas yra legalu. Taip. Tai gerai, jeigu tavo, žinai, ar akušerė, ar daktarė, gydančioji, prižiūrinčioji ar ne, tau pasako, jeigu, vat moteris yra jauna. Kad legalu mėgoti, legalu valgyti, kiek nori, legalu pagalbos paprašyti ir taip toliau. Bet kiek tokių moterų yra, kurios to dalyko negirdėjo? Turėjau, tuose pačiose supermamos forumuose, Grodinukuose buvo pas mus viena, kuri pastojo čia sena istorija, ta prasme vaikam jau po 20 metų, pastojo nuo kolegos ir vienu žodžiu, ir jinai konkrečiai ten liko ant ledo su to vaiku ir jinai gyvena viena ir mieste Kaune ten nėra nei artimųjų, nei kažko, kas gali padėti, bet mes turėjom Grodinukų grupę. Ir ta prasme, susirgo tas vaikas, įsivaizduoju, susirgo vaikas, esi viena ir... Mesk sąrašą vaistų ir mes tau atvešime. Ta prasme, pagalbos, kur gauti, yra visada, tik turbūt klausimas, ar mes išdrįstam jos paprašyti. Ir šitą momentą aš geriausiai pajutau po savo skyrybų. Nes aš kol gyvenau su vyru, aš iš tiesų labai daug ką veždavau viena. Man labai padėjo vyro mama auginti vaikus ir prižiūrėti buitį ir jinai tikrai, aš kitą kartą galvodavau, kad aš ištekėjau už jos, o ne už jos vaiko. Tai ačiū Gražinai, kuri iš tiesų praktiškai labai išnešė visą buiteką mūsų, kol aš auginau vaikus ir dariau karjerą ir dirbau tuo metu, ne? Bet tos tokios vyriškos pagalbos, iš vyro man labai pritrūkdavo. Ir aš nedrįsdavau prašyti pagalbos aplinkoje, nes, aš turiu vyrą ir iš serijos jisai man tada jau defaultų turi padėti ir čia jau yra nelegalu prašyti plačiau. Ir kai mes išsiskiriam, aš sau legalizavau leidimą paprašyti kitų pagalbos. Ir visi labai norėjo man padėti. Ir visi atvažiuodavo ir tie patys draugai dar iki šiol atvažiuoja ir visur padeda, kur man reikia, ten ir su verslu kraustytis, tos batutus pernešti, viskas, tik paskambinę atvažiuoja visa šeima, pasiraitoja rankovės ir daro. Bet tai buvo mano sprendimas iki tam tikro momento neprašyti pagalbos įvairios ir net nekalba tik tai ten vaiko pampersų atvežimas ir vaistų, bet grinai, bele kurioj sferoj. Ir po to, kai vieną dieną aš leidau savo prašyti legaliai, tiek pasavo brolį netgi savo, ane? Nes, tai aš jau galiu, nes neturiu vyro ir jau dabar viena, jau dabar galiu prašyti pagalbos. Nesąmonė, visada galima prašyti pagalbos. Turi vyrą, mamą, 3 vaikus, 2 meilužius, visada galima prašyti pagalbos. 6 auklės. Man per sunku, prašau pagalbos. Taškas. Taip. Jo, pas mus labai visuomeniai sudėta, kad baisu, dabar žiūrėkit, jeigu auklę pasisamdysi, kai baisu yra. Dar namus sutvarko ir netu kotletus iškepi. Žinot, aš turiu vieną mėgstamą turkišką serialą. Opa! Taip. Ta serialą žiūriu todėl, kad ten yra labai įdomi giminės istorija šeimos ir dabar aš pradėjau jį žiūrėti truputį kitaip, kodėl moteris turi ir tarnaitės, ir ten namų tvarkytojas, ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Tai jos turi dėl ko? Dėl to, kad jos būtų gyvos, kaip tu sakai, nenusilesę ir kad jos būtų įdomios tiek savo vyrui, tiek savo vaikams. Ir aš manau, ir tą galvoju, mūsų visuomenė yra tikrai nemažas procentas moterių, kurios šitaip gyvena. Ir tikrai reikia pripažinti, tos, kurios sako, kad ir tu auklė turi, ir namų šeimininkė, tai kas tai yra? Absoliutus pavydas. Nes, savo negali to leisti. Čia tik ir net nekalba apie tai, kad finansiškai negali sau leisti. Čia savo neleidžia. Lygiai ta pati pagalba, ar ne? Nes kai pradedam čia sau leisti, atsiranda finansų. Taip, nežinai, kas yra. Nes tada aš, pavyzdžiui, pati susidūrusiu su savo tokiu vidiniu baubu ir aš tada galvoju, tai pagalvos apie mane, kad aš esu tinginė. Taip.
Tai ir pagalvos, net garantuoju, kad pagalvos. Supranti? Ir dar apie tai ir pakalbės. Ir dar pasakys. Taip, ir dar jinai drįsta kažkuo tai skūstis. Ar ne? Tai tavo triusikų svetima boba tvarkys. Ne. Primes. Jo. Primė. Šitas patiko man. So what? Taip. Bet aš tai ruošiausi šiai temai. Rimtai. Taip. Nu, kokia atsakyma. Ir apklausą atlikau pusės respondentų. Dar vieną klausimą uždavėjom. Ne, nu atstokit nuo to vaiko. Kažko mes dar nežinome. Man tokia mintis buvo, žinai, o kodėl, ne, man, kaip čia dabar taip švelniai išsireikšti, jeigu ką Varyk iškirpsim tiesiai, šitą. varyk Varyk tiesiai, kadgi pavadinimas, pažiūrėk, koksai. Na jo, žinai, man tai toksai būna, kai va tuo super mamiškumu, aš per saugų atstumą, super mamiškumu ir to visų tokių vaikų, žinai, apipopinimu, apipilimu visko, dėmesio to ir viską, bandome spręsti, užmaskuoti tikras problemas, kokias turime savo viduje ir savo šeimoje ir santykiuose. Ir aš galvoju, kad kai mes neišsprendžiam esminių problemų, kurios turėtų būti iš tikrųjų sprendžiamos, mes tada kaltę savo viduj susikūrėm ir kompensuojame visas nesąmonės, visom nesąmonėm. Čia supratot, ką norėjau pasakyti. 100%. Nes va, kai tik pasižiūri, žinai, nu, tą ūkį statistinį, kur ten tos vaikus visaip atskina, matskina ir taip toliau daro, jie ką maskuoja? Jie maskuoja tai, kad ten nėra saugios emocinės aplinkos namuose, kad nėra ten, supranti, nu, normalaus ryšio santykio, nepriimat niekas asmeniškai dabar, bet aš ką matau, nes man pačiai buvo noras tą kompensuoti, kol aš turėjau tą, nu, blogą, negatyvę aplinką namuose. Kai aš vaikus iš to ištraukiau, tai nereiškia, kad pragaras ten kažkas jos skriaudė ir taip toliau. Esmė, mes negalėjom turėti su vyru, normalaus santykio, nesugebėjom jo sukurti. Kai mes namuose su vaikais susikūrėm savo saugią, gerą erdvę, aš nustojau norėti kompensuoti kažkokias nesąmonės. Ir tada aš legaliai galiu savo pasakyti, kad viskas. Aš padariau tikrai bazę tą, ko reikia. Aš padariau bazę. Nu ir iš esmės, kai tu sukuri tą saugią aplinką, tau daugiau nieko nereikia. Ir tavo bendradarbiavimas su vaikais tą ir parodo. Tikrai taip. 50% respondentų atsako į klausimus. Tai tada galime daryti išvadą, kad jeigu pavargstame nuo supermamystės arba supermoterystės, susitvarkykime pirmiausia savo asmeninius kalbinius. Tai čia iš esmės visų, ko čia, net ir ne apie mamystę, apie visą, ką kalbant, pirmiausia, sutvarkykime save, į save. Į save taip, bet čia dar truputį plačiau tada paimčiau tas kalbinius. Aš iš esmės, žinai, kaip pasakyčiau, taip, kad vaikai pas mus ateina į gyvenimą ne tam, kad mes juos ten auklėtume, puoselėtume ir taip toliau. Jie ateina ir mes esam žmonės tie šalia, kad padėtume, kai jiems reikės pagalbos augti. Amen. Bet jie ateina ir mūsų paauklėti. Ne, tai čia faktas. Bet iš esmės, ką mes darom? Mes paimam ir pradedam juos auklėti, kontroliuoti, už juos viską daryti, juos nukreipinėti. Čia nesąmoningai galvoji, čia nesąmonės nori. O pažiūrėk, gal štai, pildom savo kažkokias senas svajones. Ir tada gaunasi kas? Vyras lieka vienas, ne? Nes mūsų esmė, tai mes susitinkam su žmogum, sukurti santykį, šeimą ir taip toliau. Tada mes iš tos begalinės meilės kartu norime tą meilę pasidalinti. Tada gimsta vaikai. Ir tada ta meilė staiga iš vyro atimama ir atiduodama visa vaikam. Nors iš esmės vaikai auga patys. Taip. Viskas. Tik trąšos brangios. Taip, tik mes turime padėti, tręšti ir viskas. Ten iš esmės, jeigu net, ta prasme, tręšti mes turim kaip ir augalas, čia labai geras pastebėjimas, bet mesgi augalo pačio netampam į viršų, ne? Neskatinam paaugti. Žiūrėk, dabar į šitą pusę augam gerai ir ten neremiam pagaliukais, ne? Nu, ar iš tikrųjų būna, kad gėlės remia pagaliukais. Pomidorus. Jo. Bet iš esmės jie patys ir dažnu atveju. Aš ir pati, ką buvau taip, ne? Aš pamiršau vyrą. Nes Jis trukdė auginti vaikus.
Nes Jis per paprastai žiūri į auginimą. Jis tai, ta prasme, jis nesupranta. Nesako, nu tai kam tu čia sureikšminė? Nu, Ar ne? taigi nukris vaikas. Taigi ant žemės. Man šitas visada, aš iki šiol atsimenu, mano vyras sakydavo, nuo pirmo vaiko, sakau, gaudik nukris. Taigi ant žemės. Niekur kitur jis nenukris. Supranti? Tai tu nemyli vaikų, tu čia iš vis esi niekas. Kam aš iš viso su tavim tos vaikus gimdžiau, ne? Ką vyras daro, bet šuo. Nu, visiškai. Tai va čia dažniausiai yra problema, kad mūsų fokusas yra tos vaikus auginti, kontroliuoti, auklėti ir taip toliau. Jo, bet žinai, kas yra, kai atsiranda vaikai, išryškėja tada vertybiniai kartais dalykai, kurie, iš principo nesutampa su antra pusė. Būkime atviri. Čia, žinai, kol nėra vaikų, labai fainai būti laiminga šeima, ne? Ir, mes čia tokie maladens, čia, žinai, mes čia turim fainą, tvarę šeimą, užauginkit 2 vaikus, tada pakalbėsim, ką jūs turite. Tvarumą. Apie jūsų tvarumą ir ekologiškumą, žinai, ir kočelų dauža viens kitam per galvą. Esmė tame, turbūt, kai atsiranda vaikai, tu jau nebenori turėti tiek kompromisų vertybinių, nes tave tai žiauriai stipriau trigerina, vakame reikalą, supranti? Ir tada aš lygiai taip pat, žinok, kodėl išsiskyrėm, todėl, kad nebegalėjo būti tų kompromisų, kurie galėjo būti, kol nebuvo vaikų. Vakame reikalas, supranti? Ir čia aš jau suprantu, ne, hebrytė, taip man netinka ir čia aš jau negaliu ignoruoti, žinai, ar toleruoti ir apsimesti, kad tai yra tam tikras elgesio šablonas. Tai čia gaunasi, kad iki vaikų taikstomės su tam tikrais kompromisais? Mano supratimu, jo. Ir vaikai tada paaštrina viską. Nes jie ateina mus pamokinti ir žiūrėk, pabaksnuoti. Žinai, kai galvoji, kad galėsit, tai tiek to, ten patoleruosi, prisitaikysi prie jo, paskui, žinai, sėdi, žinai, baudžiamajam teisme. Ir tada tas mūsų vidinis toks jausmas persidoda vaikam ir tada vaikai neramus, žiūrėk, rėkia. Pilvas skauda. Ir dar vyras tas, kuris nesupranta, miega parazitas. Laimingas. Jo, ir dar laimingas. Aš visą laiką sakau, žinai, žmogų, moterį, tiek va, kantrybės ribos yra, ar ne? Tiek va. Tai mano atveju, tai va, aš austėjai sakau, va ten, va, ir dar tas rankas taip išverst gali. Kiek, tai užtai tavo krūtinė taip į priekį įsikėlė. Taip, nes mano kantrybės ribos labai didelės. Mes neturim. Va, tai ką mes čia kalbam? Va, aš galvau, nuo bandelių auga. O čia pasirodo kantrybė, matuoju. Bet rimtai, grinai. Kantrybė. Pasižiūrim dabar visos moteris į savo krūtinės ir suprasim. Kiek turite kantrybės? Kas neturit kantrybės, net nežiūrėkit. Čia tipo vidury tinklalaidės, nežiūrėkit. Nėra ten ką žiūrėti. Ja, failiai. O, gerai. Tai tada užduokime klausimą, ar patys esat pagavę save, kad jūs smerkiate kitas moteris, kaip jos laviruoja tarp motinystės ir karjeros. Ta prasme, net nebūtinai viešai. Nešiau prizo, neparodysim prizo. Nieko tokio. Tai parodysim, Bus kaip ištrauksim laimėtoją. Bet iš principo, labiausiai, žinai, nes mes visą laiką, kad kiti turi, žinai, apie mumis tenai gerai galvoti tą, bet o patys? Ar nevertinam? Ar nesmerkiam? Ar nepasmerkiam kartais lygioj vietoj, kad kaip jinai pasirinko nuvažiuoti renginio, ne vaiko paskutinio skambučio šventę? Turėjau aš taigi tą pasirinkimą, tą dilemą. Man čia irgi bus labai dilema didelė. Austėjos išleistuvės ir šokiai. Ir kokie šokiai? Tai aš jau turėjau rinktis. Tai aš logiška, ką pasirinksiu. Tai buvo prieš du. Ir ką tu pasirinksi? Tai aišku išleistuvės. Kad tu galvoji. Taip. Tai va. Vestas su tavim nebedraugauja. Gerai. Tu be draugės važiuosi. Mes važiuosim gegužę, nepradėjau. Šiaip tai 4 stovyklos, jeigu ką. O 4 kada paskelbta? Ok. Vis tiek, kai esi išleistuvės. Taip. Čia geras? Žiūrėk. Gerai, žiūrėkit, grįžtam. Turime prizą. Nepamiršk, kad aš vairuoju, tu labai nepyk ant manęs. Turime prizą vienam iš prisipažinusių burtų kelių. Atiteks jisai. Gražus prizas, pristatysime, kai trauksime burtus. Bet fainas, iš Aušrytės asortimento. Taip. Tai pakartojam klausimą.
klausimas yra toks. Turbūt, padarysiu intro, nes gavau laiko pakalbėti. Tai... Nepagydoma. Pareik prie stalo, rimtas procesas vyksta, konkursas kelbėme. Nepagydoma. Tai va, dėmesio gerbėmieji mūsų tinklalaidės žiūrovai. Mes labai faini visiems sakyti, kaip kiti turi nedaryti, bet dabar sąžiningai komentare prisipažinkite, ar esate mintise, o gal nedaug dieve garsiai, nuteisę, pasmerkę kokią mamą, kai jinai ne pagal jūsų standartus laviravo tarp motinystės ir karjeros. Taip arba ne. Taip arba ne. Ir vienam iš nuteisiau arba nenuteisiau. Va, ta visada mane taiso. Pataisiau ar nepataisiau? Vienam iš atsakiusių mes padovanosim prizą. O jeigu dar prasiplėsite temoje ir plačiau papasakosite, tai bus privalumas į kandidatą laimėti. Kandidatą laimėti, ne? Komedijos rimtėkit. Gerai, viskas. Nu kodėl? Nu taigi kokybė. Žiūrėk, jinai manęs nekenčia šiandien. Aišt. Aš labai tave myliu. Labai. Taip. Kas čia dabar yra? Kas tau šiandien yra? Nu, aš pažeidžiamoje stadijoje šiame etape. Prašau mane saugoti. Ir mylėti. Taip. Matai, iš tikrųjų, kas slepiasi po tais žodžiais? Taip. Tikriausiai manęs nekenti, o iš tikrųjų, man reikia empatijos. Taip, Apkabinkit mane. taip, Tai taip. kalbėkim aiškiai. Apkabinkit mane. Ir tu esi labai gera mama. Aš tai šitą žinojau. O kur ačiū? Tu žinai, Ačiū. kaip reikia teisingai į komplimentą reaguoti. Kaip? Ar žinai? Ne, o turiu apie tą patį klausimą. Pasakyk šitą, po to kitą. Aš pasakysiu. Pasakyk, nu netemuk. Ačiū, jūsų geras skonis, jeigu pagiria jūs. Ar ne? Tai labai geras dalykas, todėl kad įvertinė, kad žmogus turi skonį ir pastebėjo, nu ir va toksai va. O kitas yra, tai net pamiršau. Kad buvo į tokį, tu esi gera mama. Ačiū, žinau, chamizmas, ane? Nu šiaip jo. Dėkui. Taip, apie... O jeigu- Tu žinai, ką aš noriu O paklausti. jeigu pasakytum, dėkoju mano vaikai laimingi. Oi, bre, tu kaip O įsivaizduoji jeigu mane? aš sakyčiau ačiū, jūsų geras skonis? Ačiū, jūs teisus. Jūsų geras žvilgsnis tada. Nu gerai, dabar turėjom situaciją su Vesta. Vesta dalyvavo mano šitam fiasko. Turėjom renginį Vilniuje. Ir kavinukė, linkėjimai, nepamenu vardą. O, Aš aš žinau- toj pasižiūrėsiu. Pasižiūrėk. Toj, nes Ir šiandien storius ją mačiau, aš irgi su spurgytėm gražiam. Povilas. Povilai linkėjimai. Bet čia tai geras, žinok, čia Aš žinau, mano autopilotas suveikė, tu mane būtum su padėklu pritrenkusi. Ir mes užsakinėjom ir jis sako, o, Asta, aš tai jūs seku. Instagrame. Ir žiūriu jūsų storius. Ir žinai, ką mano protas atsako? O aš tai jūsų ne. Kai kokia nežinau, kaip. Ir tokia stovi, va tokia. Aš tai jūs ne. O ką man tokiais atvejais atsakyti? Atsiprašau, Povilai, tai taip chamiška buvo iš mano pusės. Nu, ne. Mūsų aušra neturi ką pasakyti. Bet gerai, nu, čia irgi tinka. Ačiū, jūsų geras skonis. Ne. Tinka šitas Nes dalykas. aš žiauriai nežinau, ką atsakyti šitą. Asta, aš jūs seku, man patinka jūsų rilsai. Aš jūsų neseku. Man labai smagu. Labai vertinu savo auditoriją. Nu, turit jam duoti grįžtamą Iš padėką. tikrųjų, kaip tu jauties vidui, kai gauni komplimentus? Tai čia ne komplimentas. Nu, aš suprantu, kad čia yra faktų pastebėjimas. konstatavimas. Nu, Aš taip, tave tai kaip tu seku jautiesi? ir... Tai čia įsijung moterį, o neįsijung savo skaičių kareivę. Ne, tai aš ir klausiu, kaip tu jautiesi iš tikrųjų viduje, aš tai Šiek tiek dar girdėdama. nepatogiai, tai faktas. Kodėl? Kodėl nepatogiai? Tu esi numeris vienas finansinį... Ar tu žinai, kad negalima žmogui užduoti klausimą, kuris prasideda kodėl? Gal kaip noriu taip užduodu, ką? Vesta, kai darysi Tu kaip tą nori. šokatą, tai akių vartymus visus sudėk. Gerai, Tu kaip nori, tai uždavinėk. ar pritartum,
kad tu esi Lietuvoje numeris 1 finansinis guru, kuris finansus Instagramo buhalterė. Ir buhalterį Instagram. vėl buhalterė pateikė per tokį lengvumą, humorą ir taiklumą. Taip. Tai dabar paaiškink man, kurioje vietoje čia tu dabar gali jaustis dėl to komplimento nepatogiai. Todėl, kad man kartais tai atsitinka netikėtai. Supranti, nu tu perki kotletą, jo majo. Ir bamin jo face, žinai. O aš tave seku. Ir aš tiesiog sutrinku. Aš esu turėjus situaciją vieną, nepasakysiu, kad čia jau šniūrais eina visi, ne? Lygiai taip pat prie pietų stalo sėdžiu, tenai lančiai ir prieina mergina. Aš jūs seku ir tada... Gerai, pasakyk. Ačiū, kad priėjote ir atvirai pasakėt. Labai džiaugiuosi. Va šitas jau limpa, jo. Nes aš, žinai, kaip, nu, pas mane dažnai atsitinka, iš pradžių repliko, po to įsijungia, po to smegenis. Ugnis. Bet tas buvo ten momentas. Tai... Ir man taip nepatogu po to buvo prieš tą žmogų. Tikiuosi atsiprašai. Dabar. Taip. Aušryte, mes taip greitai nesureaguojame atsiprašyti. Aš dabar suprantu, kokia žala buvo, kad manęs tenai nebuvo. Taip, bet tu pati atsisakei važiuoti. Taip, dėl tam egoistė, save pasirinkai. Taip, tu pasirinkai save. Ir pasižiūrėk, va, matai. Griuvo pasaulis. Taip, ir sugriuvo viskas. Bet manęs ne unfollowino, man atrodo. Bet čia, žinot, pavyzdžiui, dar iš kitos pusės, kai būna, kai aš pamatau, pavyzdžiui, kažkokį žmogų, kurį seku Instagrame. Norėtum pasakyti, ne? Ir toks, žinai, man yra tekę, tarkim, lifte vienam važiuoti, žinai, ir tas toks įlipi, tu matai, o, labas! Ir tada, palauk, ne, tu matei į ekrane, bet tas vidinis momentas, žinai, tipo, o, zdarov, labas, kad tu, tai ten buvai, ir toks, ir tada viduje supranti, kad ne, stop. Bet vas, aš su tuo dažnai susiduriu, kad va, kaip tu jau ir esi draugelis čia ir jau viskas, nes antiek mes žiūrim į tą telefoną, ne, ir taip mes pažįstam, ten kartu dalyvaujam visokiose šventėse, visur kur ir pasivaikštam. Bet žmogus jisai iš tikrųjų viską teisingai padarė. Ir mėgojom kartu. Nu, bet šiuo atveju žmogus viską gerai padarė. Nu, ta prasme, nebuvo nieko. Bet čia mano tokia, žinai, kažkokia. Plus vėl, buvau žiauriai pervargus tą savaitę. Ir aš pagaunu save, kad aš, kai veikiu iš to jau, žinai, kortizolio ir nu, tų kažkokių jau atsarginių generatorių pasijungus, žinai, save kraunu, nu, lepteliu tokias nesąmonės. Ir po to, Čia yra šaulio. Bet man atrodo, žinau, kad iš Astos tai man taip natūraliai skamba. Nu, dabar, žinai, nėra kažkoks perdėtas, kad iš jos girdėtum, kad čia tipo, oi, matai, susireikšminus. Ne, jokių būdų. Nu, aš tai tiesiog toks temperamentas. Apie tokį ir veda, nu, ta prasme, jos ir yra turinys, komunikacija pati ir jos, jinai pati yra visa taip, apie tai. Temperamentas. Ir kad ten buvo kažkoks labai baisus sutrikimas, tai tu, dabar, nusimk tą, nu, tikrai ten nebuvo nieko baisaus. Nes mes šalia buvusios tave pažįstam, žinom, kad, nu, okei, nu, tai Asta čia apie ją, o ten, žinai, šypsojasi. Tai kas ne, ir dar privertė, supranti, mane pasiekti. Kitas šalia stovėdama sako, tai tu, Asta, seki, o Vestos nežinai, josgi susijusios, būtinai turi pasiekti. Kaip sako, viskas, vat, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tai tu bereikalo pergyveni, bet iš esmės geras labai klausimas, nes aš dažniausiai, tai žinai, kaip atsakau, ačiū. Man čia per trumpai. Jo, o kas toliau? Bet iš tikrųjų, žinai, kaip aš... Bet čia gal tai dėrybinis. Taip, norėjau tau ir sakyti, kad mes norime visada užtriukšmauti tylą. Ačiū. That's anyway. Ne, aš ir tyla. Bet tu tą puikiai jau įvaldai. Leiskit toliau žmonėm kalbėti komplimentus. Ne, nu, bet rimtai, nu, tu pažiūrėk, kiek kartų esi išbandžius šitai. 3. Nu, ir kuo toliau to. Čia va, apie tą pačią mamystę, ne? Kur, tipo, aš noriu būti geriausia, aš esu geriausia, ne, aš nesu geriausia, bet jau rytoj kaip pavarysiu. Ne, tu esi geriausia savo versija šiandien, viskas. Ir kaip buvo vakar, nebebus. Tai, bus tik geriau. Bus ir 4. kartas, ir 5. kartas, ir 6. O po to taps rutina. Ačiū, kaip malonu. Vis tiek noris. Ne, nu man vis tiek ačiū. Aš neapsiriboju vieno sakinio žodžio. Dėkoju, kad priėjot ir pasakėt. Dėkoju, kad priėjot ir pasakėt. Labai vertinu. Jūsų įsitraukimas labai man... Jo. Čia tai žiauriai ne apie mane.
Tai va, nes man atrodo, kad jau norisi persivaidinti, perspausti šitą vietą. Mano natūrali reakcija yra leptelt kokią nuvemt nesąmonę. Nuvemt nesąmonę, nu. Na gerai, tegu seka mane. O paskui, tipo, ačiū. Bet kai užrytė yra, tai tiesiog, ačiū už jūsų įžvalgą. O užrytė už mane atsakinėja, tada tokius klausimus. Ir į albumą įtraukia. Nuotrauką. O kaip jūs jaučiatės, kai pamatote pažįstamą veidą, kurį stebėjote Instagrame, ten, nesvarbu, bet kuriam socialiniam tinkle. Aš tai su Roku kalbu. O rimtai, Rokai, kaip tu jautiesi pamatęs, jeigu kažką seki, ten pavyzdžiui, mieste ir eina gyvai? Kažkaip nelabai. Ne. Jo. Bet ten nepribėgė, ne? O, labas, aš tai seku. Nebuvo dar taip, ne? Nu tai, tai. Tiesiog žmonės jaučiasi. Easy. Ne, tai vis tiek jūs parašykit, kaip jūs jaučiatės. Arba kai jūs atpažįsta, arba kai jūs atpažįstat. Ar norite prieiti, pasisveikinti, ar einat sakot komplimentus ir taip toliau. Prizų turim. Prizų. Pasaušra. Iš tikrųjų, būtų įdomu išgirsti kažkokią istoriją. Jeigu žinai, istorijos fainos, visko, kodėlgi ne. Taip. Mesgi dovanoti mėgstam. Dalintis. Nes mes dovanojam džiaugsmą. Taip. Nu, tai gal jau gana, ar dar tęsiam kažką? Ne, jau gal gana šiandien. Nu, prisižvengiam. Fine. Tai gerai, rezimuojam tada. Tas mamas nuraminam, kad jos geros. Tai aišku. Kad tie vaikai geriau užaugs. Taip. Kaip viena išmintinga moteris yra pasakiusi, visiškai nesvarbu, kokia tu mama būsi, tu vis tiek būsi bloga. Jau pradėjo 2 rankas. Pabaigai noriu istoriją, va būtent apie tą patį. Aš turiu vyresnį brolį 7 metais. Ir mama jam leisdavo keisti visus būrelius, kokius jisai norėdavo. Taikvando, krepšinis, baseinas, kickboksas, nardymas, šaudimas. Ir jisai tenai vaikystėje galėjo viską keisti. Aš, kai 6 metų pasiėmiau tą smuiką į rankas. Ir viskas. O žinai, saugokit rankas ir nieko negalima keisti. Ir jau mes 2 suaugę žmonės, aš jau pakeitus profesiją, kažkaip važiuojam, kalbam. Ir išeina kalba, kad brolis sako. Vandens pauzė. Ir brolis sako. Ai, žinai, bet čia nėra jokios nuoskaudos priekaišto tėvam, tiesiog, va, tas mūsų toksai požiūrio taškas, žinai. Jis sako, kaip abydna, žinai, kad man taip leido keisti tos būrelius, žinai, va, būtų mane prilaikę labiau vienoj vietoj. Aš jį atsisuku ir sakau, o kaip man apmaudu, kad man neleisdavo keisti tų būrelių ir mane prilaikė vienoj vietoj. Moralas, kaip bedarysit, vis tiek bus blogai. Taip. Tikrai taip. Veci. Ačiū. Susitikime kitą kartą. Iki. Iki.